Deimantiniai ir karbidiniai antgaliai turi spalvinį žymėjimą, kuris nurodo jų abrazyvą. Taigi juodas žymėjimas reiškia, kad antgalis yra labai grubus ir skirtas yra itin suragėjusiai odai arba labai storam kitam nagui. Žalios spalvos skaitosi grubus ir tokį dažniausiai mes naudojame kietai medžiagai nuimti, taip pat kietam storam nagui išploninti, taipogi jį galima naudoti, jeigu kalbant apie karbidinį antgalį nuospaudom šalinti, taip pat ir juodas tinkamas irgi yra storom giliom nuospaudom giluminiam šalinti. Mėlynas tai yra vidutinio grubumo ir deimantiniai mėlyno grubumo antgaliai naudojami odelėm tvarkyti, tiek kutikulės šalinimui, tiek antnagio šalinimui, suragėjusių velenėlių tvarkymui. Raudonas tai yra švelnus ir turbūt pats populiariausias žymėjimas deimantinių antgalių odelių tvarkyme. Taip pat puikiai tinka geliniam lakui šalinti nuo natūralios plokštelės, nes pakankamai saugus antgalis arba keramikinis raudono žymėjimo. Geltonas yra labai švelnus, galima naudoti labai ploniem nagučiam, jautresniem. Taip pat galima naudoti ir ploninant nago plokštelę, jeigu jinai yra suragėjusi. Prieš tai mes paimam kažkokį grubų antgalį, o jau geltonu tiesiog išlyginam tą nago plokštelės dalį. Jeigu jinai, pavyzdžiui, yra labai prieš tai buvo suragėjusi ir nuėmus tą sluoksnį, mes jau su grubiu antgaliu matome, kad negalim nuimti pakankamą kiekį saugiai arba neskausmingai savo klientui. Tai tokiu atveju mes galime pasirinkti labai švelnų geltono žymėjimo karbidinį antgalį ir užbaigti šalinimą juo. Ir yra dar balta spalva žymėjimus antgalių, kuris yra ekstra švelnus, tačiau jo mes praktiškai niekur nenaudojame. Tai toks yra žymėjimas populiariausias, tačiau noriu pabrėžti, jog kai kurie karbidiniai antgaliai, kurie yra gaminami Vokietijoje, turi išskirtinį žymėjimą. Ir pavyzdžiui, raudona žymė gali būti itin aštrus antgalis. Dažniausiai jūs tą matysite vien jau iš nuotraukų arba tiesiog kataloguose matysit, kad yra parašyta visada kataloguose, koks tai yra antgalis ir kokio grubumo tas antgalis yra. Ir spalva gali netitikti šito klasikinio žymėjimo. Dabar pakalbėkime apie dažniausiai atliekamas klaidas naudojant antgalius. Tai viena dažniausiai sutinkamų klaidų yra per didelis antgalio spaudimas į nago plokštelę arba į odą, kuris sukelia ne tik kaitinimo jausmą, tačiau ir gali išploninti nago plokštelę, po ko jinai pasidaro toje vietoje rausva arba netgi raudona. Tai gali netgi iššaukti nago plokštelės atsisluoksniavimą, kas yra vadinama onycholizė. Jeigu kalbėti apie odą, tai tiesiog atlikus didelį spaudimą vienoje vietoje, oda ne tik per daug iššils, bet ir persidildžios ir gali pradėti kraujuoti. Todėl tinkamas paspaudimas turi būti tiek ant nago plokštelės, tiek ant odos. Antra klaida tai yra netinkamas parinktas greitis, ko pasekoje mes tiesiog, pavyzdžiui, pasiėmė kietmetalio antgalį, dar kitai vadinama karbidinė, pavyzdžiui, norime nuimti dirbtinę medžiagą nuo nago plokštelės ir įjungiame ne maksimalias apsukas arba beveik maksimalias, o pavyzdžiui, įjungiame vidutinį greitį arba lėtą. Ir tokiu būdu mes, norėdami nuimti greičiau kietą medžiagą arba geriau ją nuimti, mes pradedame natūraliai spausti antgalį į plokštelę, ko pasekoje tiesiog galime sukelti kaitinimo jausmą. Todėl labai svarbu yra tinkamai parinkti greitį pagal antgalio tipą ir ar tai yra nagas, ar tai yra oda, jos storumas, kietumas. Trečia klaida tai yra parinktas nekokybiškas arba netinkamas antgalis. Tai kuomet mes turime, pavyzdžiui, labai kietą medžiagą nago plokštelės, o parinkam per švelnų antgalį. Arba turime labai elastingą, drėgną odelę, o parinkame labai švelnų antgalį. Ir tada tas švelnus antgalis, jisai tiesiog ant drėgnos odos veliasi, tarsi ją glosto, bet
nenušlifuoja, nenupjauna. Aš mėgstu tokį pavyzdį pasakyti, čia panašiai kaip labai paimti minkštą batoną ir buką peilį, ne, ir mes spausime, tarsi bandysime pjauti, bet neturėsime rezultato, ko pasiekoje vėl pradedame per daug spausti ir atliekama yra pirma klaida. Sekanti klaida - dildžiavimas toj pačioje vietoje. Tai tiesiog paprastai fizikinis veiksmas įvyksta, trintis vieno kūno į kitą sukelia šilumą. Tai kuomet mes dildžiuojame toj pačioje vietoje keletą kartų, mes įkaitiname paviršių. Dėl to reikia prisiminti, kad kuo greičiau mūsų antgalis dirba, tuo mažiau turime liestis prie tos pačios vietos. Tai jeigu mes dirbame itin žemom apsukom, pavyzdžiui, su deimantiniais antgaliais, šalindami kutikulę, tarkim, nuo nago plokštelės, mes galim neskubant toje pačioje vietoje tarsi šiek tiek daugiau prasidubliuoti, negu, sakykime, ant labai didelių aukštų apsukų toje pačioje vietoje, nes per minutę tiesiog yra daugiau apsisukimų, vadinasi, anglis toje vietoje ant aukštų apsukų liečia nagą arba odą daugiau kartų negu ant žemų apsukų. Tai šitoje vietoje dažnai meistrai, bandydami pašalinti antnagį, tą vadinamą eponychium, daro šitą klaidą arba nuiminėdami dirbtinę medžiagą. Bando toj pačioj vietoje daug kartų šlifuoti. Taip pat ir šlifuodami kulno zoną, taip pat kartais būna atliekama šita klaida, paimamas yra diskas ir toj pačioj vietoj daug kartų yra šlifuojama. Tuo tarpu mūsų tikslas yra keliauti tiesiog sekoje taisyklingoje ir galim paskui vėl grįžti į tą pačią vietą, bet jinai bus jau atvėsinta. Ir paskutinė klaida iš top klaidų sąrašo, tai yra netinkama antgalių priežiūra, kuomet mes netaisyklingai jas dezinfekuojam, plauname, džioviname ir sterilizuojame. Arba netgi gali būti netaisyklingas elementariai laikymas antgalio. Labai svarbu parinkti tinkamą skystį dezinfekcijai. Taipogi labai svarbu, kad antgaliai po dezinfekavimo būtų gerai išvalyti. Tai idealu, jeigu jūs naudojate ultragarso vonelę, jeigu jos neturite, turite labai kruopščiai šepetėlio pagalba išvalyti. Nes baltymai, kūno likučiai, visokie nago likučiai, lako likučiai užkemša antgaliuką, ko pasekoje jisai tarnauja prasčiau. O ypatingai, jeigu jūs vėliau jį sterilizuosite, ir tos visas dalelytės tiesiog prikeps ir jūs nebegalėsite naudoti. Jeigu jūs blogai išdžiovinate arba kažkaip įdėjote į vonelį ir pamiršote juos, jūs galite pamatyti laiku bėgant rūdžių pėdsakus. Tokie antgaliai netinkami yra naudoti, juos reikia mesti lauk, nesvarbu, kiek kartų jūs naudojate juos. Skaitosi, kad tokie antgaliai jau yra nekokybiški ir netgi higieniškai yra nesaugus, nes ten patogenai veisiasi greičiau. Kitas dalykas, jeigu jūs matote koroziją ant antgalių, tai ta korozija gali persimesti ir ant kitų antgalių. Vadinasi, jeigu jūsų antgaliai yra pakuojami vieną maišelį ir vienas iš jų yra truputėlį parūdės, gali pradėti rūdyti ir kiti antgaliai. Tai va, linkiu savo instrumentus prižiūrėti taisyklingai, saugiai ir neperlaikyti jokiais būdais dezinfekciniai voneliai mirkiant, nes tai irgi skatina peiliukų atšipimą.